Labas, Alfreda. Labas, Vilma. Labai gera tave matyti po metų maždaug ir gal pakviesti pokalbį. Visada gera atliepti širdies žmonės, kuriuos labai jaučiu. Ir nesvarbu, kiek laiko praeina metai, tai dar ne praeitas ir užpraeitas gyvenimas. Tikiuosi ir apie tai šiandien pakalbėsim. Žiūrėsim, kiek toli nukeliausim. Taip. Mėly klausytojai, dar noriu priminti, kad iš čia iškirpsiu. Pamiršau, kaip įdėti banerius. Tai, mėly klausytojai, noriu labai trumpai pristatyti, kas mes esame. Tai Alfreda Medanadi tikriausiai žinote, galite rasti lengvai socialiniuose tinkluose pagal vardą Alfreda Medanadi arba tinklapyje Sąmonės galia. Mane galite rasti tinklapyje Vilma Light, taip pat rasite tenai nuorodas į socialinius tinklus. O šiandieną mes susijungiam su Alfreda kaip bendramintės, ieškotojas, tyrinėtojas. Alfreda turi savo didelį sekėjų ratą, nes nuleidžia tiesiogiai žinias iš debesies, nežinau kaip kitaip įžodinti. Ir mes šiandieną susitikome pakalbėti temam, kurios turbūt nėra labai kasdienės, žiūrėsim, kaip mums pavyks. Ir noriu dar tiesiog iš anksto jūs pakviesti, užduoti klausimus ateičiai, mes tikimės dar susijungti ne kartą, pakomentuoti, uždėti laikų, širdeles, nes tai mums rodo, kad jums yra įdomu, kad jūs išklausėte. O visumoje, tai kiek mes žinom, turinys aktualus tada, kai jisai įtraukia, kai mintis tuo metu neklaidžia ir norisi dar ir dar išgirsti, kas bus toliau. Tai mums irgi labai įdomu bus žinoti, ar jūs tai įtraukia, kas bus šiandieną. Mes nežinom, kas bus šiandieną, bet visų mūsų vedimu. Iš tiesų, mano pirmas klausimas, Alfreda, tau yra apie likimą. Pastaruoju metu jisai įdomiai prasisuka erdvėje ir šį rytą turėjau pokalbį su žmogum, su kuriuo epizodiškai kalbam tą pačią temą jau daug metų ir visada yra kaip padiskutuoti. Ir būna labai įdomu padiskutuoti, nes mano asmeniniai ieškojimai, potyriai, tai labiau remiasi tokiu miksu dvasinių žinių ir patyrimų, to žmogaus labiau moksliniais, kaip pasakyti, straipsniais negaliu pasakyti, bet moksliniais tyrimais vadinkime, ar ne, kurie progresuoja nuolat. Tai va, ir vis dėlto šį rytą mes apie tai daug kalbėjom ir pabaigos įskiriam tuo, kad jisai man sako, ir visgi pasirinkimo nėra, suprask, yra likimas, aš sakau galbūt, ir visgi tikėtina pasirinkimo šiek tiek bent jau yra. Tai čia taip tokia nuomonė, kad jeigu gyveni vien tik tai fiziniai plotmėj, tai greičiausiai viskas yra kaip ir tiesiog priežastis pasiekmė karma, kažkaip taip vyksta, mano tokia nuomonė. Jeigu eini tobulėjimo keliu, bandai save pažinti, tikėtina, kad įženginėja truputį į kūrėjo lauką. Ta prasme, sąmonė plečiasi. Ir kai sąmonė plečiasi, tikėtina, kad gali pradėti kurti. O koks yra tavo žinojimas, Alfreda, kaip viskas yra sutverta čia? Tai prabylu pasisveikindama su klausytojais ir su tavimi, Vilma, dar kartelį, labai nuostabu susigirdėti ir būti išgirstoms. O nenutolstant nuo tavo klausimų su pamastymais, kas iš tiesų labai labai nuostabiai ir taikliai skamba, o žiūrovai bus labai labai naudinga galiausia pasidėti tam tikrus taškus. Vieniems tritaškiai ir daugtaškiai prasitęs, bet vis tik labai neblogai mes, manau, šiandieną atsakysime į tai. Ir ką labai įdomaus išgirdau, tai kad taip teisingai jūs kalbėjote daugiau ar mažiau apie vieną ir tą patį. Vienas įvardino stiprų žodį likimas, kitas pasiėmė pakankamai stiprų matymo lauką, jog žinok, jog pasirinkimo vis tik tai nėra. Tai turiu pasakyti, kad jūs abu esat totaliai teisūs. Absoliučiai teisūs. Tai jau daugiau nei absoliuto iš tiesų neegzistuoja, ne? Tai toksai visiškas grynumas vieno ir kito matymas, tik tai
supratimas yra vienam išreikštas per vieną matymo lauką, kitam išreikštas per kitą matymo lauką, bet bendrai iš to paties lauko jūs nei vienas neišėjote. Tai reiškia, kad būkit ramus, nei vienas neišėjote iš krašto šitame klausime. Ir pradėdama nuo to, kad pasirinkimo nėra, tarsi ar ne, ir taip yra likimas, juk viskas tarsi apspręsta, bet aš kaip kūrėja, savo kūrėjo sąmonėje, beplečiant šitą lauką, aš imu įgalinti save, kurti likimą, ar ne, nors kolega vėlgi oponuotų apie tai, kad pasirinkimo nėra, tai kaip tu tarsi kursi tą lauką, kai jau viskas ir taip yra daugiau ar mažiau apspręsta. Abi šios tiesos yra labai tikros, gajos ir nuolatos kintančios, bet nepametančios save pačią šitos tiesos. Pasirinkimo kaip ir nėra. Ir pasirinkimo nėra tuo met, kuomet tu veiki iš čia ir dabar taško perspektyvos. Ir tai yra jau apspręsta tavo buvusio viso ko suvokimo, dabar esamo patyrimo veiksmo šioje erdvėje ir šiame laike ir nešu ketinimą į rytojų arba netolimą ateitį, kuri vilnis toliau. Tai taip, kaip aš sprendžiu dabar, pakankamai su dideliu įsitikinimu, pasirinkimo nėra. Tavo likimas šios akimirkos yra totaliai nuspręstas, be pasirinkimo galimybės. Tačiau... O kieno nuspręstas? Tavo paties. Tavo paties, tu sprendi, tik tu sprendi. Tu čia dabar atmatuoji ir kerpi. Tai reiškia tokiu tikslumu, kaip gebi dabar tai padaryti. Kalbant apie likimą, jog tavoji pusė su įžvalga būtų apie tai, kad vis tik aš esu kūrėja savo likimo ir tu esi visiškai teisi. Grįžtant į tą patį aiškinimą šios akimirkos galios, aš nuo dabar, čia ir dabar įgalinu savo ateities planą arba save ateityje veikti tokiu ir tokiu principu. Tai reiškia, kad įvairovė labai plati ir didelė. Tai reiškia, kad vis tik egzistuoja pasirinkimas, ką aš pasirinksiu šiuo metu, ar ne? Ir žiūrėkit, kur jūsų kintamumas yra tarp to, kad pasirinkimo nėra ir pasirinkimas vis tik yra. Čia kaip kalbėti apie vakar ir rytoj. Bet visos laiko juostos iš tiesų yra vienoje linijoje visada egzistuojančios. Tai reiškia, kad žmogus, kuris sako pasirinkimo nėra, tai reiškia, aš sukūriau ketinimą, gal net padariau veiksmo ir pasirinkimo nėra. Ir jis yra visiškai teisus. Tavo yra pasirinkimas prieš ketinimą ir veiksmo darymą. Tai tu renkiesi ne likimą kaip pasiekmes. Šito tu nesirenki. Teisus yra tavo kolega. Bet tu renkiesi impulsą, kaip įkvėpti tavo ateities vadeles važnyčiuoti. Tai reiškia, kad tu jas valdai, jos yra tavo rankose. Iš dabarties laiko ir erdvės santykio šioje perspektyvoje, ką tu vibruoji ir koks ketinimas užgimsta dabar šitoje erdvėje ir šitame laike, nešasi kaip galimybė arba potencialas tavo ateityje tau pačiai įvykti. Suprantamai, aiškiai kalbu, kad Dieve duok, kiek visi suprastų. Tai svarbu. Suprantamai, tiesiog iš karto kilo dar toksai noras patikslinti klausimas. Gal tai, kad aš įsigalinu kurti, irgi yra mano iliuzija, nes, čia eina kalba apie tai, kad gyvenimas kuria per mane, sako viena pusė, kita pusė sako, aš esu pats gyvenimas, aš esu pats kūrėjas. Viena pusė lyg ir pasiduoda, per mane prateka, aš esu kūnas, pro kurį prateka. Kita sako, aš esu kūnas, kuris yra budrus pratekėjimu. Jūs kalbate apie vieną ir tą patį. Man tiesiog tenka žiūrėti ir iš vieno požiūrio kampo, ir iš kito požiūrio kampo, kad vis tik tai žmonės pamatytų, jog jie kalbėjo visą laiką apie vieną ir tą patį. Kas yra gyvenimas, kuris prateka per kūną? Jis visiškai neegzistuoja be tavo juslių ir tavo proto. Tavo protas yra sudarytas iš juslių, kontempliuoti, čiupinėti, išjausti, patirti patį gyvenimą, tuo pačiu jį nuolatos kuriant. Tai nėra
veiksmas, atoveiksmis ir pasekmė, tai viskas viename, nes veiksmas iš karto kūrė atoveiksmį. Ketinimas iš karto kūrė sekantį veiksmą. Negali būti taip, kad ketinau vienaip, gavosi tarsi kitaip. Sugrįžk atgal į ketinimą ir peržiūrėk, kiek iš tiesų netikrai arba netiksliai tas ketinimas buvo manifestuojamas, ar ne, kiek daug galimybių tavo pačiame ketinime buvo palikta. Dėl to iš karto atsiranda išorės dedamųjų, kurios tarsi veikia tavo likimą arba tavo ketinimą, ar ne. Gyvenimas tekantis per mano kūną nėra tokio atskirties aspekto, kad gyvenimas savo keliu, aš savo keliu ir mes vienu momentu kažkada susitinkame. Aš ir esu savo gyvenimas. Tai reiškia, kad aš visada esu vienas. Gyvenimas kaip vyksmas. Tada gyvenimas kaip patyrimas. Tas pats vyksmas. Gyvenimas kaip patyrėjas ir gyvenimas kaip vyksmo ir patyrėjo kūrėjas. Tai yra impulso davėjas, kad visą tai vyktų. Gyvenimas nėra, aš atsiradau į kažkokią erdvę save inkrustavau ir joje kažkaip sužibėsiu. Gyvenimas einantis per kūną, tai reiškia, kad tiek, kiek kūnas yra tikras, su viskuo tuo, kuo tu esi per savas jusles ir protų suvokiantis, tuomet labai nepaskutinis dalykas yra tavo sąmonės lygmuo. Tau įgalina veikti protą gerokai plačiau negu kad tik materijoje jį išjausti. Ir štai tau ir gyvenimas. Nes vien atjungus jusles, tu suprasi, kad gyvenimas neegzistuoja. Kiek ilgai tu gali būti užsimerkus. Tada prijunk ausis, užsikimšus. Tada prijunk nosį, neužuodus jokių kvapų. Tada jau šitos 3 juslės tave įveda į tokią iliuziją, į tokį paklydimą, kad tu nebepaisai erdvės ir laiko. 3 juslės atėmus, tu vegetuoji viso labo, nuolatos spėliodamas, kas tu esi ir kur tu randiesi. O gyvenimas jisai nevyksta. Toks tam relatyviam laikui besitęsiant, kai tu jo nebevaldai, kiek čia laiko tu nematai, negirdi, neuodi, gal net lytėjimą praradusi kaip juslė, ar ne? Tu nebežinai, kiek laiko tu tame esi savaitę, 2 metus ar dar kažkada net ir panika pasibaigia, o tame vyksmo yra 0. Jokio patyrimo. Tai štai gyvenimas ir sustoja. Tokiais būdais yra išsikraustoma iš proto. Gyvenimas yra protas. Vis tik. Ir proto gale, sąmoningume, tai yra budroje, bet čia iš tiesų nebūtinai tik tai, pajungus net ir pasąmonę, tai reiškia ir sapnų karalystę, ar ne? Gyvenimas vyksta per tavo psichiką, o psichika dalyvauja nuolatinėme veiksme. Kurdama tą pačią iliuziją ir atstovaudama tavo kasdienybę, tavo materinį patyrimą. Tai reiškia, kad gyvenimas esi tu. O tas kūrėjas gyvenimo, tai vėlgi žinoma, kad esi tu, tai jeigu tu esi pats gyvenimas, tai jeigu tu kuri save kasdienybėje, tu kuri ir savo gyvenimą. Nėra tas gyvenimo kūrėjas kaip kažkoks užmanytojas, ar ne? Čia yra ta sąmoningumo kelionė, kad tu pradedi suprasti, jeigu gyvenimas yra esu aš, ar aš galiu pabandyti gyventi taip, kaip aš noriu. Tikrai pradėjus dėti pastangas arba atkreipusi stipriau dėmesį į save pačią, į savo tikslus, savo norus, susikuriant tą stiprią vibraciją, kuri yra vadinama manifestacijos galia, ar net imu manifestuoti savo kasdienybę, aš joje nuolatos ir gyvenu. Net nėra taip, kad jis stebuklingai man atsiranda. Man atsiranda tik kiekvienas mano smulkus užmanymas, kuris toje manifestacijoje kaip detalė atsiranda. Štai, žiūrėk, mano materinėje erdvėje, tai įsigalinu sutikti. Todėl, kad vibracijų pagalba mes pritraukiame tai, ką mes mąstome, mintyjame. Daugiau tai yra mąstymo galia vis tik negu mintyjimo galia. Nes mintis jos nėra tokios galingos. Jos dažniau yra toksiškas triukšmas, kuris mums trukdo blaiviai, įtaigiai savo mąstyti.
O kas yra tuomet mąstymo galia, kuo tai skiriasi? Mąstymas yra daugiau, kai aš neišeinu iš savo ribų, tai reiškia savo poreikių ribų, neperšoku ant to, kad mano poreikis, bet žiūrėk, kažkur ten pusseserė, pusbrolis arba kaimynas, atsiranda tiesiog išorinių objektų, apie kuriuos pradedu labiau mąstyti nei apie save, štai atsiranda mintis, kurios triukšmauja, jau nebėra mano individualaus proto, mano individualios sielos poreikių mąstymas, apmąstymas arba ištraukimas iš savęs kaip būtinybė savo. Freda, sąmoningumo, reiškia, visuose diskusijose esmė yra susitelkimas į save. Kas tai yra susitelkimas į save? Kas yra vibracijų kėlimas? Nes viena dalykas, kad mes galim kelti vibracijas, vadinkime, medituodami, darydami dvasinės praktikas, askezes kažkokias pozityviai mąstydami ir taip toliau. Bet kiek suprantu, tai dar nėra tai tik tai pagalbiniai išoriniai įrankiai, ir ne? Nes praeitą kartą mes su tavim kalbėjome, kad iš tiesų sąmoningumas gimsta šiek tiek kitaip. Primink, prašau, kas tai iš tiesų yra. Nepradedant nuo to, kas yra susitelkimas į save, ar ne, kaip gajus posakis, kuris iš tiesų sklando ore, tai čia yra koncentracijos buvimas. Ta pati mąstymo galia, jinai savyje turi labai galingą koncentracijos šaltinį. Tai reiškia susikaupimą kaip koncentracija, tuomet savistaba kaip koncentracija, susikoncentravęs į save, į savus poreikius, į savęs įsiklausimą. Štai kas yra iš tiesų susitelkimas, susikaupimas ir pati koncentracija. Čia iš tiesų yra sinonimo verti žodžiai arba asmeniniai reiškiniai, ar ne? Visos šitos praktikos, kurios padeda iš tiesų išgryninti tą koncentracijos lauką, kuriame netriukšmautų išorinė erdvė, tai reiškia nekeltų mums reikalingų papildomų ir mums net nepriklausančių minčių, kurias mes esame dažnai linkę savintis kaip savas ir jomis patikėti, jog tarsi jos netgi jų impulsas gimas mumise, kas visada yra iš tiesų netiesa. Netgi rekomendacija, leiskite visoms mintims būti absoliučiai bendroms, nes mintis gimdo ne individualioji sąmonė, mintis gimdo kolektyvinę sąmonę. Tuo tarpu pats mąstymas vyksta individualiajam sąmonės lauke ir sraute. Tai yra labai svarbu žinoti. O dabar pačios praktikos, jos iš tiesų ganėtinai gerai treniruoja protą, jog viena ar kita praktika arba jos pagalba yra gerokai lengviau eiti į susikoncentravimą. Tačiau iš tiesų tai yra tiesiog toksai kasdienybės treniruoklis, kasdienybės proto treniruoklis, kuris, čia kaip protas, tai kaip raumuo, ar ne, įsivaizduokim, jį treniruojant, jisai gauna iš tikrųjų vis didesnį potencialą veikti galingų mąstymo įrankių. Tai treniruojant šitą protą su lyg įtaigiom praktikom apie koncentraciją, tai padeda mums kasdienybėje įvaldyti ir tam tikrus įrankius, kuriuos mes imame turėti savyje. Bet iš tiesų mes dar praeitą kartą truputį tempėme prie to, kad ar tai padeda nušvitimui arba įėjimui į išplėstinės sąmonės ribas ir užribus, ar ne, nors sąmonė su ribomis visiškai prasilenkia, bet kartais ir reikalingi tam tikri žodžiai, kurie viską susiaurina įdant, kad protai suprastų. Tai vis tik šitos praktikos jos nelabai gelbsti išsiplėsti sąmonėje arba apimti vis didesnės sąmonės valdas, bet su sąmoningumu tai labai labai bendra. Sąmoningumas, tavo klausimas irgi kažkada toksai buvo, kas yra pats sąmoningumas, tai yra dėmesingumas, o labiausia tai yra ryšiumi su savistaba. Tai kuomet yra siekis būti sąmoningu arba net dvasinės kelionės, jos vadinamos, ar net sąmoningumu, ėjimas sąmoningų kelių, sąmoningumo kelių, jos yra vis tik apie tai, kuo tu labiau valdysi
koncentracijos mechanizmą, susikoncentravimą arba maksimaliai ilgesnį išbuvimą savyje, nepametant savęs ir neištirstant išorę, tuo labiau tu iš tiesų tą savo sąmonę ir plėsi. Tai štai šitie įrankiai yra apie tai.